Sveiki, norėčiau trumpai apžvelgti, kaip orientuotis šiame virtualiame kurse. Jame bus 10 temų, kurias jūs palaipsniui turėsite praeiti. Pradžiai yra įvadinė tema, joje yra naujienos ir skelbimai, apklausėlė, ką jau mokėjau iš programavimo, mokomosios medžiagos santrauka, nuotolinių konsultacijų tvarkaraštis ir tiem, kas registravosi į atskirą grupę, čia bus toks įvadinis testas, treniruotė pasibandymui ir lygio nustatymas. Tada, kai jau treniruotę surinksite 50%, galėsite atlikti, vadinkim, rimtesnį išbandymą. Ir taip pat kiekvienoje temoje būna konsultacija dėl, tos temos klausimais. Svarbiausios kiekvienos temos akcentai tai yra užduotis. Jų nepraėję dažniausiai negalėsite eiti į tolimesnes temas. Bet prieš užduotis reikia truputį susipažinti su mokomąja medžiaga. Šiuo atveju čia yra toks pavyzdys, apšilimas prieš treniruotę. Tas pavyzdys interaktyvus. Čia yra šita programa. Jūs paspaudę Run galite pamatyti, ką jinai padaro, ką jinai atspausdina. Ir galite pasinagrinėti maždaug. Jeigu anksčiau neprogramavote, tai tokie paprasti pavyzdžiai čia padeda susiorientuoti. Taip. Gai, lygų 12. Prekė kebabas, kaina 5. Ir print speciali komanda, kuri atspausdina štai šitą eilutę pirmą kartą. Turim, pinigai čia 12 įstatė, litų. Kitas veiksmas yra patikrinimas, ar pinigų turim daugiau, negu kainuoja mūsų prekė. Tai jeigu pinigai, kurie yra 12, yra daugiau už 5, tada parašo perkam. Mūsų prekė, kaip žinia, yra kebabas. Ir tada pinigai perskaičiuojami, iš jų atimama prekės kaina. Ir tada parašoma, kiek liko. Liko 7 litrai. Jeigu netyčia kaina būtų buvus didelė, pavyzdžiui 15, paleidžiam, reiškia, matom, kad turėjom 12 litrų ir liko 12, nes nepirkom. Taip, apžiūrėjome šitą apšilimą, tada grįžtam atgal į tą temos puslapį. Čia toks vaikščiojimas šiek tiek gal painokas, bet priprasite. Ir vėl einam prie sekančio punkto, treniruotė. Testai dažniausiai turi tokią pradinę instrukciją, tada gali būti apribotas laikas ir dar vertinimo metodas pasakyta. Ir kartais gali būti ribojamas bandymų kiekis, šiuo atveju neribojamas, tai gali kiek norit kartų bandyti. Pabandom, pradėti bandymą. Čia bus klausimų. Nemažai tų klausimų. Ir reikia įvesti vokelio atsakymą. Tai 5 × 8 minus 2. Ir koks tikslas gavosi, tai 40 minus 2, 28, galite pasitikrinti, valio. Tai kitas klausimas toks įdomesnis, x pradžiai 5, paskui x padvigubėja. Jam priskiriama nauja reikšmė, x × 2. Tai dabar tai x × 2 priskiriam, x tapo 10. Dabar x 10. Prie 10 dar pridėsim 3 ir vėl priskirsim reikšmę x naujai. Tada įrašykim, kiek bus toliau. Taip. Kiekvieną kartą, kai padarot, galite patikrinti. Šitą aš neišduosiu jums, kad patys pagalvotumėt. Štai čia. Kažką reikia rašyti, kad 2 veiksmai ir kad jų rezultate būtų ekrane spausdinta 7. Tai čia kažkokį simbolį reikia. Galim pažiūrėti pagal panašų pavyzdį, kad dažniausiai priskirti reikšmę, tai reikia parašyti lygų ženkliuką. Jeigu kažką netai parašysite, nežinau, kokį nors kreivų simbolį, galim patikrinti, matyti, kad neteisinga. Užėję mums šiek tiek paaiškins kažkokius niuansus. Reikia vieno simbolio, bet čia neteisingas. Tai parašysim. Taip. Valio. Pažymėjo, kad teisinga.
Na ir čia praeinant vieną puslapį, galite eiti pirmyn, arba čia tiesiog pasirinkti. Galima klausimą, jeigu jis neaiškus, pasižymėti. Kamputėje matysite raudoną tokį taškiuką ir vėliau prie jo sugrįžti. Taip, ir visur čia analogiškai reikia pagalvoti ir parašyti atsakymą, ką atspausdinti. Jeigu jūs testą atliksite ir, nesugalvosite kažkokių klausimų, nieko baisaus, galėsite jį pabandyti dar kartą, o po pirmo bandymo jums parodys teisingus atsakymus. Taip, tai čia būtų pirmyn, visur įrašom atsakymus, bus pora galvosūkių, dar pirmyn. Na, tai užtrunka, apie pusvalandį tas testas gali užtrukti pirmą kartą darant. Taip, čia galima kartais klausimas pagal šitą paaiškinimą. Tai reikia tiesiog pasirinkti variantą arba variantus tinkamus ir jau viską baigsite. Dar papildomai paspausti reikėtų pateikti viską ir baigti. Taip. Na, pateikus testą vertinimui, tai jums parodo, kaip įsprendėt, dauguma neblogai čia, ir baigti peržiūrę, galima vėl sugrįžti į pagrindinį puslapį. Tai štai čia. Tai įvadinę temą. Dabar man dar leidžia atlikti lygio nustatymo testą. Pagal jį vėliau bandysim suskirstyti besimokančius į skirtingas grupės. Jeigu to reikės, o jūsų yra nemažai, apie 800 dabar prisiregistravusių. Na ir galima judėti toliau, sprendus lygio nustatymo testą. Dar taip. Tai pirmoji temai yra trumpas įvadas, apie ką mes čia kalbėsim. Yra pirmosios programos paaiškinimai išoriniam puslapį, kitoj svetainėje, kur visokios Python mokymosi medžiagos. Ir čia irgi tokiais interaktyviais pavyzdėliais parodo programos fragmentą, parodo, ką jinai padaro, ką atspausdina ekrane. Čia yra paaiškinimai ir užduotėlė, ką reikia prašyti, kad atspausdintų pasaulį. Galite pasipraktikuoti, bet paskui mūsų kursas lauks jūsų šitoj gyvų svetainėje. Gerai. Ir čia bus pirmoji temoje tiesiog daug programavimo kalbos pavyzdžių. Vienas, antras, kas darys naujam lange. Trečias, čia jau yra pateiktas, ketvirtas vėl naujam lange. Kad visi neužsigrūstų, tai čia du tokie paprastesni ir svarbesni pateikti. Ir po pavyzdžių yra idėjos, kaip, reiškia, galima pakeisti programą, kad jinai būtų, irgi, kad suprastumėt, kaip jinai veikia. Galite leisti, pažiūrėti, ką čia rašo. Galite daryti didesniam lange, jeigu jums čia per mažas. Nenorėjo leisti, to jau leidžia daryti naujam lange. Na, daugiau čia viską matosi, lengviau galbūt bus programą bandyti. Vėlgi, čia pasižiūrėt, pasiskaitot ir tada grįžtam atgal į temos puslapį, temos. Ir čia laukia testas. O testai dar kryžeždis yra pasibandymui. Ir tam, kad keliautumėt į tolimesnę temą, nurodyta, ko reikia. Iš testo surinkti bent 60% taškų. Tas testas bus daug lengvesnis po teisybei. O jeigu jūs priklausote atskirai grupiai, tai jums reikės dar ir treniruoti, aš jau padariau, ir lygio nustatymo testą atlikti. Ir tada galėsite keliauti į kitą temą. Antrą temą. Duomenys ir veiksmai. Na, čia va, irgi yra mokymosi medžiaga išskirta ir užduotis bei testai. Taip pat yra konsultacijų tema. Net ne tema, o forma. Čia galite pateikti klausimus, kas jums nesigauna, mokytojai jums atsakys. Taip. Jeigu norime patekti trečią temą, kol kas mūsų ten neleidžia. Kol mes netliksim to, ko prašo, kad patektume tolimesnę temą,
reikia surinkti 100% iš antro, atlikti robotuko užduotį. Taip. Ir dar svarbu padaryti, reiškia, kitą testą apie klaidas. Programuojant klaidų daug nutinka. Taip, robotuko užduotis tokios yra įdomesnės, pabandom pažiūrėti. Yra pavyzdys. Su robotuko šita aplinka užduočių bus turbūt 4 temose, gal 5. Čia galima pažiūrėti pažingsniui, ką programa daro. Robotukas pas mus toks gan paprastas, moka eiti, pažiūrėti langelį, paimti tokias, kaip sakant, monetas. Aš įsivaizduoju, kad mes kažkaip tarsi grybus renkam, tai mityba. Nunešti ir padėti jį į nurodytą vietą ir atsistoti į langelį tokį pažymėtą finišą. Melsvą. Ir jeigu viskas gerai, jis parodo, kad programa pavyko sėkmingai. Tai analogiškai jums šiame teste irgi reikės parašyti mini programėlę. Užduotis paspaudus darys naujam lange ir sprendimą įkopijuokite tiesiog čia. Tai, čia yra paaiškinimas, ką reikia daryti. Taip. Komandos trumpai primintos ir pernešti monetą reikia čia ir įstoti į finišą. Pabandom. Pradinį kodą jis tiesiog paeina tiek, bet pasiskundžia, kad nepavyko jam pasiekti tikslų. Blogoj X vietoj, čia apačioje yra, netam reiškia X, netam Y, jis turėtų būti X6 turbūt, Y irgi 6 šitam langelėje. Ir sako, kažkuris iš tų token, angliškai reiškia žetonus, čia kaip žetonai, aš vadinu kapeikomis kažkur, turi atsidurti nurodytai vietoj arba turi būti surinkti visi iš ekrano. Tai mums reikia pagalvoti, kaip padaryti. Mums reikėtų paeiti iki šitos monetos pirmiausios, kelis kartus. Štai padaryti 1, 2, 3, 2. Galbūt gerai, tada pasisukus, neužmiršti paimti monetos ir tada vėl nukeliauti į reikiamą vietą. Kažkur neužmiršti reikės paskui padėti monetos. 1, 2, 3, 4, 5. Pabandysiu, gal veiks, gal kažką suklydau. Taip. Na va, jis pas mane nukeliavo į reikiamą vietą, bet dar neparodžiau specialiai, kad patys sugalvotumėt, kaip pernešti monetą, kur reikia. O rezultate mes savo, reiškia, programėlę parašytą, kuri jau teisingai veiks, įkopijuot turim čia. Ir spausti pirmin. Na, ir reiškia, visas užduotis taip atlikti. Ir tada darys naujam lange. Kai atliksim, aišku, nukeliausim į tą pabaigą. Ir taip pat pateikti viską ir baigti. Šiuo atveju testas automatiškai nėra vertinamas, mokytojas turi jį peržiūrėti, tas jūsų programėlės, ir tada parašyti jums įverčius, čia rašo 1 ar 2 maksimum galimi už kažkurią užduotį. Taip. Na ir vėliau, kai vertins, čia paros bėgį dažniausiai gali vertinti, o gal tada, kai priklausys konsultacija, galėsite keliauti į tolimesnę temą. Sugrįžtam. Taip, čia galėtume sugrįžti temą duomenys ir veiksmai. Arba spausti Python moksleivius į bendrą kursą. Ta lygį nueina. Taip, dabar kas dalykas per konsultacijos. Kaip minėjau, yra forumai kiekvienoj temai, kur galima pasiklausti, kas neaišku. O mokytojams yra numatytas laikas, kada jie jau, kaip sakant, priklauso būti prie kompiuterio, šitoj sistemoj prisijungus ir atsakinėti jūsų klausimus, na, bei tikrinti jūsų darbus. Tai, kaip minėjau, kiekvienos temos klausimų čia rasite. Ir yra dar bendras toks diskusijų puslapis, kur
yra, reiškia, dar specialus pokalbių kambarys realaus laiko. Liaudiškai tariant, chatui. Tai, dabar čia, aišku, nieko nebus. Aš vienas. Na, galiu pasirašinėti. Bandau. Čia priklausys, kaip sutarsite su mokytoju. Man asmeniškai patogiau yra naudoti forumus. Tai, forumus bendrus. Čia yra toks greitasis meniu. Galima jame peržiūrėti forumus visus. Ir aš šiuose matau, reiškia, kiek kur yra diskusijų ir jos čia lieka pagal temas suskirstytos, dėl to lengviau, tarkim, kitiems mokiniams susirasti patarimų, jeigu jiems iškyla panašios problemos, kaip buvo jau klaustos. Dabar čia yra dar atskiros grupės parašyta. Moksleiviai, kurie registruojasi į atvirą grupę, patenka į taip ir pavadintą grupę noriu programuoti. Bet kai kuriems moksleiviams taip pat bus priskirti mokytojai. Pavyzdžiui, aš čia dabar atseit esu priskirtas, reiškia, esu atseit mokinys ir esu priskirtas Jurgio Pelgausko grupiai. Bet joje temų nėra. Visas temas kol kas čia orientuoju į grupę noriu programuoti, tai yra atvira grupė, kur visi kiti irgi galės matyti tos klausimus. Na, čia klausimų jau yra, galite pasiskaityti, kai kurie čia prasmingi, kai kurie tokie, kaip sakant, su lyriniais nukrypimais. Ir ką? Taip, pamažu taip keliaudami, tai dar galim pastebėti, reiškia, tam greitajam meniu. Čia moksleiviams gal patogus dalykas yra, kad visada po ranka yra mokomoji medžiaga. Pavyzdžiui, mini atmintinė, arba čia galima rasti trumpą palyginimą su Paskaliu, C++, jeigu kas nors jos jau mokytės. Taip, pažiūrim, kur čia sudaro. Palaukti reikės. Taip. Na, reiškia, viena atmintinė yra Google dokumentuose. Čia yra trumpi pavyzdžiai ir pirmam puslapį, o paskui yra išsamesni paaiškinimai įvadiniai, reiškia, kas kaip programavime daroma. Taip, arba čia va tokie palyginimai su Paskaliu, C++. Na, čia reiškia. Faktiškai programavimas susideda iš kokių 4-5 svarbiausių elementų. Tai paprastų veiksmų, kintamųjų, kartojimo sakinių, sąlygos sakinių ir funkcijų kūrimo arba aprašymo. Tai čia jie visi va trumpai ir apžvelgti. Na ką, aš manau, čia dar klausimų gali iškilti. Juos galite klausti čia diskusijose, forumai, naujienos ir skelbimai. Dar yra, reiškia, tokia informacija, kad kai kurios temos, reiškia, palaipsniui bus vis įleidžiamos ir be ankstesnio testų atlikimo. Nebent mes persigalvosim, bet tam, kad ir tie, kuriems sunkiau sekasi, arba, reiškia, galėtų vėliau pažiūrėti, kas yra naujose temose. Bet, jeigu netliksite testų, negalėsime skaityti, kad jūs kursus išmokote ir sėkmingai pabaigėte. Na, negalėsime skirti jums pažymėjimų baigimo. Tai, trumpai, tokie reikalai. Tam kartui iki ir sėkmės.